Na ką, jau esu namuose po pietų. Nespėjau ofise atlikti visų užduočių, kurias buvau nusimačiusi. Turėjau 2 puikius susitikimus su moterimis. Mane visada įkvėpia gyvas bendravimas, dėl to tam skiriu ir pirmenybę. Na, o šiandieną norėjau pasidalinti su jumis tiesiog senolių išmintimi. Pagaunu tos raktinius žodžius, nes esu analizuojantis žmogus ir man automatiškai išplaukia senolių išmintis, kuri yra tarsi faktas. Žiūrėkite. Išmintis. Kas ieško, tas randa. Visas gyvenimas sukasi aplink žmogaus požiūrį. Visiems gyvenimas vyksta, jame visko ir būna. Keičiame veiklas, ieškome savęs, užsibrėžiame tikslus, darome veiksmus, analizuojame, esame linkę keisti, daryti, kad pajudėtumėm iš to taško, kuriame esame, į tašką, kuriame norime būti. Dažnai pastebiu, kad žmonės nėra motyvuoti dirbti darbą, kurį pasirinko. Vat iš čia ir išeina, kas ieško, tas randa. Jeigu žmogus jaučia nepasitenkinimą situacijose, gyvenime, santykiuose, darbe, bet kurioj sferoj, finansuose, ar ne, jis turi pagalvoti, o ką galėčiau padaryti kitaip, kad būčiau patenkintų. Reiškia, kviečia eiti į pokytį. Ar žmogus dažnai yra pasirengęs gyvenime savo keisti, gyvenimą, darbą, veiklą, savo galų gale požiūrį, kiekviename atrasti tą aukso sėklą, tą džiaugsmo grūdą, tą pamoką? Abejoju. Žmonės, kurie turi situaciją, ieško išeičių, jas randa. Žmonės, kurie turi situaciją ir ieško priežasčių savo neveiklumui, būsenai, situacijai pateisinti, jie turi sąstingį. Taigi klausimas esminis. Ko mes ieškome, tą mes randame. Kviečiu ieškoti išeičių, o ne priežasčių, dėl ko ir toliau mums, tiesiog būti nelaimingais, neturinčiais rezultatų, nemotyvuotais, bla, 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 bla. Taigi, ieškokime išeičių.